Labą dieną, panagrinėkime šios dienos testus. Tai yra spalio 28 dienos. Pradėkime nuo pirmo testo. Paspaudžiam čia pradėti bandymą ir ką mes matom šitoje vietoje, kiek yra eilučių, kuriuose abu skaičiai stulpelių S6, S5 ir S7 yra mažesni už 4. Apie ką čia eina kalba? Kalba eina apie duomenis, kuriuos mes matom vėl skaičiuoklį. Nukopijuokim šitą klausimą. Kažkur čia įdėkim šitą klausimą, pavyzdžiui, va šitoj vietoj, Ctrl+V. Ir ką mums reikia paskaičiuoti, iš viso čia yra 100 eilučių ir reikia pasižiūrėti, kuriuose eilutėse S5 ir S7 yra mažesni už 4. Kaip mes galim šitą parašyti? Mes galim parašyti šitaip. Jeigu mes paimsim maksimumą iš S5 ir 7, tegul čia būna S5, paskui parašysim kablelį, paskui parašysim 7 ir pagalvokim, jeigu maksimumas mažesnis už 4, taip, tai ir mes gausim šitoje eilutėje teisingą atsakymą true arba false, taip. Čia matosi true arba false, mes paspauskim čia pratęsti ir mums reikia paskaičiuoti, kiek čia yra pačių atsakymo true. Tai mes galim parašyti count if, taip. Regionas pas mus yra nuo L2 iki L101, nes 100 eilučių, tai L2, L101 ir mes skaičiuojam, kiek yra true. Čia vienas iš būdų paskaičiuoti, taip. Pratęsti čia nereikia, mums reikia tik tai vieną šito skaičių. Šiuo bus toks atsakymas. Gerai, tai čia buvo šitas testas. Dabar žiūrim antrą testą. Taip, bandom šitą pasižiūrėti, pradėti bandymą. Taip. Ir vėlgi nuo pirmo pradėsim. Kiek yra eilučių, kuriuose bent vienas skaičius iš stulpelio S8 ir S10 yra teigiamas. Tai yra didesnis už nulį. Nukopijuokim vėl klausimą. O čia įmeskim jį taip. Čia tada pratrinkime mūsų šitą stulpelį. Ir mums reikia patikrinti, kad abu skaičiai iš S8 ir S10 yra didesni už nulį. Kaip tai darosi? Yra tokia specialioji formulė, kuri vadinasi AND, taip. Ir mes galim parašyti dabar čia du tokius reiškinius. S8 pas mus turėtų būti didesnis už nulį. Ir toliau kablelis. S10 turėtų būti didesnis už nulį. Ir uždarom. Taip. Ir dabar spaudžiam Enter. Čia vėl pas mus bus galimybė pratęsti. Ir praktiškai mes vėl turim skaičiuoti, kiek čia yra eilučių true. Taip. Mes galėjom palikti iš prieš tai buvusio testo tą patį. Taip, L2, dvitaškis L101 ir čia turės būti niekas kitas kaip true. Taip, true. Ok, ir čia mes turim štai tokį atsakymą. Dabar žiūrim dar vieną testą, šiuo atveju jau trečią. Bandom šitą, tą antrą mes tada uždarysim. Nukopijuokim klausimą. Įmeskim čia tą klausimą, taip.
Ctrl V. Ok. Kiek yra eilučių, kuriuose skaičius iš stulpelio S9 yra didesnis už skaičių iš stulpelio S6. Taip. Nu tai ką, mes čia labai paprastą formulę turim. Čia mes turim S9. Parašyti, kad jis yra didesnis už skaičių iš stulpelio S6. Enter spaudžiam. Nu čia pas mus buvo lygis seni duomenys. Nu, toliau jau mes galime ir pratraukti arba pabandyti paspausti. Čia mums užpildė visą šitą lentelę. Ir mes atkreipė dėmesį iš praeito testo netrynėm netgi formulės, nes čia šita formulė tinka ir šitam testui. Tai šiuo tai pas mus gaunasi atsakymas 45. Taip, čia patikrinam visur ir čia patikrinam irgi visur gerai. Taigi, su trečiu testu mes išsiaiškinam, einam prie kito testo. Taip, koks dar testas pas mus lieka? Pas mus lieka dar ketvirtas testas. Čia naujoj korteliai mes darysim 5 ir 6 naujoj korteliai. Tai dabar žiūrėm ketvirtą testą, bandom jį. Nukopijuokim. Ctrl C. Nueikim čia. Ctrl V. Kiek yra eilučių? Šį kartą mes jau pratrinkim, kad čia mums netrukdytų. Taip, aš turbūt pratriniau šiek tiek per daug jo. O štai šitas tegul lieka, taip, o šitą daly, o čia šitą galim pratrinti, taip. Jo, tegul šitą formulę lieka, nes mes ją panaudosim, o čia Ctrl V žiūrim į Ctrl Z, taip, kur čia mes, o Ctrl V čia patogiau padaryti, nes paskui užstoja. Kiek yra eilučių, kuriuose skaičius stulpelėje S7 patenka į intervalą 3-4 imtinai. Nu gerai, tai bandom rašyti šią sąlygą. Mes panaudosim šiuo atveju loginį AND, rašom AND, mūsų S7 turi būti didesnis arba lygus už trejetą, kablelis, ir lygiai tas pats skaičius turi būti mažesnis arba lygus už ketvirtą. Taip galima užrašyti intervalą, paspaudžiam. Nu ir čia irgi patvirtinam, kad norim šitą pratęsti. Gaunasi 17. Ok, tiek apie testą 4. Uždarykime testas 5. Žiūrim 5 testą, kas pas mus toliau. 5 teste vėlgi įmam pirmą klausimą, Ctrl C. Šitoj vietoj, čia tada Ctrl V, klausimą įmetam. Ir kiek yra eilučių, kuriuose skaičius iš stulpelio S5 sutampa su skaičiumi iš stulpelio S7. Nu, čia nesunkiai sprendžiasi. S5 lygus S7, tai rašom lygų. S5 turi būti lygus S7. Enter, vėl automatiškai pratęsiam ir mums gaunasi skaičius 13. Taip, ir tą atsakymą jau galima bus rašyti. Taip, gerai, važiuojam toliau prie dar vieno testo, jau čia paskutinis, testas 6. Bandom čia pasižiūrėti, bandom nukopijuoti, Ctrl C. Bandom čia įmesti patį klausimą. Kiek yra eilučių, kuriuose visi 3 skaičiai iš stulpelio S1, S6, S10 yra vienodi. Pratrinkim čia mūsų tas formulės, kurios čia buvo. Na, dabar čia vėl mes naudosim AND formulę. Mums reikia patikrinti, ar S1 lygus S6. Paspauskim čia S6 ir tuo tarpu pats S6 turi būti lygus
S10, taip, ir uždarom, ok, na ir mums čia lieka tik pratęsti. Pasirodo, va tokių eilučių labai nedaug buvo, čia šiuo atveju tik tai viena. Štai tiek apie visus 6 testukus, jie visai nesudėtingi, sprendžiasi jie vienodai praktiškai, reikia čia įrašyti formulę šitam stulpelį, čia laikyti klausimą ir čia atsakinėti. Šitos formulės praktiškai nereikia keisti, taip, nes visą laiką bus skaičiuojama pagal šitą stulpelį. Kągi, ačiū uždėmesį ir sėkmės sprendžiant visus testus, visus jų klausimus. Ačiū uždėmesį.